Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Šiandien noriu pasidalinti viena funkcijų kombinacija. Darbė dirbu su labai įvairiom programom, todėl dažnai pasitaiko, kad iš vienos programos ištrauktuose duomenyse skaičiai atvaizduojami gerai, bet iš kitos programos ištraukus netinka kablelis ar taškas, nepavyksta per Ctrl+H pakeisti netinkamo simbolio, funkcija value taip pat nesuveikia. Todėl pasinaudojusi funkcijomis value, write ir text before, sukūriau funkcijų kombinaciją, kurią noriu pasidalinti su jumis. Čia matote, kad problema yra apostrofa, na ir sakykime, su Ctrl+H nepavyksta jos ištrinti. Su value funkcija taip pat nepavyksta išgauti skaičiaus. Tokiu atveju galime pasinaudoti tokią kombinaciją, kuri turiu atkreipti dėmesį, gerai veiks tik tokiu atveju, jei jūsų skaičiai turi būtent du skaičius, tai yra po kablelio. Na, jeigu yra 50, kad būtinai turi būti ir nuliukas, kaip šiuo atveju. Na ir galime pradėti, sakykime, nuo dešinės į kairę. Tai mes norime išgauti skaičius esančius po kablelio. Tam mes galime panaudoti funkciją write. Nusirodome tekstą ir nusirodome simbolių kiekį. Na, tai žinoma, 2 simboliai, gavome 50. Tada žinome, kad mums reikia kažkokio tai kablelio ar taškiuko, kas indikuotų, kad tai būtent yra nesveika skaičiaus dalis, ar ne? Tai mes galime tiesiog įsirašyti kabutės, nusirodote kablelį arba taškiuką, priklausomai nuo to, kaip jūsų Excelis atvaizduoja skaičius, tai yra ar naudoja kablelį ar taškiuką skaičiam. Ir uždarome kabutės ir būtinai reikia end simboliuko, enter. Matote, gavome kablelis 50. Toliau mums reikėtų kažkaip ištraukti skaičius esančius prieš kablelį. Na ir žinoma, jeigu turi minuso ženklą, tai ir minusą reikia ištraukti. Tam mes galime pasinaudoti text before funkciją. Čia pasirenkame vėl tekstą, kurį norite išskaidyti. Dedame kabletaškį, turime simbolį, iki kurio funkcija turėtų grąžinti mums informaciją kažkokią tai. Tai šiuo atveju mūsų simbolis yra kablelis, ar ne? Matome būtent čia. Tai vėlgi, dedu kabutės, kablelis, uždarau kabutės. Na ir uždarau funkciją. Ir būtinai pridedu end simboliuką, enter. Kaip ir turime skaičių, ar ne? Pratempus viskas kaip ir gerai. Tačiau, jeigu matysite čia, Excelis neskaičiuoja šių skaičių, nesumuoja. Vadinasi, jis tuos skaičius visgi supranta kaip tekstą. Kad tai pasikeistų, mums reikia papildyti funkcijų kombinaciją, būtent value funkciją. Taip. Apgaubėm skliausteliais, enter. Ir dabar net matote akivaizdžiai, kad skaičius jau atsiduria dešiniai pusiai laukelio, ne kairiai. Tai irgi yra vienas iš indikatorių, kad Excelis atpažįsta, kad tai yra skaičius, o ne tekstas. Na, nebent jau jūs būtumėte lygiavimą pakeitę. Bet šiaip pagal numatytą, pagal standartą turėtų būti taip. Pratempiam. Na ir dabar matote, čia jau Excelis mums skaičiuoja. Sumuoja šios skaičius. Tai šiam kartui tiek. Jei patiko šis video, prašau paspauskite patinka. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto.